Važiuojam. Oi, pažiūrėk, kiek čia garso ir kamera nusėda, blema. Kodėl neryja batarėja nedirbdama, aš nežinau. Tai. Va. Nu, dabar krausysi viskas. Važiuojam. Tai praėjo savaitgalis, buvo belė kaip užimtas savaitgalis. Šiaip praeitą savaitę buvo tokia, kad išvažiavom mes į festivalį, kur buvo absurdas ir 3 dienos tuščio laiko. Festivalio dydis toks, kad mes per valandą laiko 15 minučių pašnekėję su sutiktais pažįstamais lietuviais. Per likusį laiką 3 kartų apėjom tą visą festivalį, o parodą. 3 kartus apėjom ir nesugaišom valandos bendrai. Nu toks, tai va, kai matysite Warsaw Beer Expo arba Warsaw Wine Expo, tikrai nevažiuokit, taupykit laiką. Nu ir po to grįžus, jau grįžinėjant, sužinojau, kad susirgo dar barmenė viena, tai dar tada į barą penktadienį. O penktadienį išėjo dar vieno žmogaus trūko, nu taip kartais sukrenta, kad visiems kažkur reikia išvažiuoti, tai penktadienį dirbam buvo su Raimonda. Jis vienam bare, aš kitam bare padėjau, tai aš tik padėjau, tai anksčiau truputėlį grįžau negu jį. Ir šeštadienį anksti ryte 6 kėlėmės išvažiavom į midaus čempionato vertinimą. Viską darėm pas Eriką, labai fainai. Ir atvažiavę reikėjo pasiruošti, reikėjo sužymėti, reikėjo suženklinti. Žodžiu, mes ten 4, pradžioje 2 su Virgiu, po to prisijungė Raimondas su Elena. Jos 2 padėjo žymėti viską, ten daryti, atnešinėti, paduoti, žodžiu. Reikalų buvo milijonas ir mes realiai turbūt tai kokį 7:30-8 baigėm vertinti tik tai. Tai 101 midus. Belė kiek daug, kaip pagalvoju, Lietuvai yra labai daug. Bet labai aukštam lygiai viskas praėjo, man labai patiko, teisėjų kompetencija patiko kaip viskas vyko, kaip visi elgėsi, kaip profesionaliai viską žiūrėjom. Pateikimas, visas organizavimas gavosi labai gerai. Tai aš galiu savo uodegą pakelti, bet Virgis darė daug labai dalykų. Aš dariau paruošiamųjų dalykų milijoną, o po to Virgis darė jau tos galutinius dalykus. Tai jisai su visais kategorijom, sudėliojimais. Ir labai sunku sudėti kategorijas normaliai ir paskirstyti viską, kai tu nežinai dalies midaus. Pavyzdžiui, nežinai saldumo arba nežinai laipsnio. Aš irgi sakiau, kad bus blogai. Tai laipsniai mažai svarbu, bet saldumas labai svarbu. Ir ta gavas mes turėjom galvoju, 15, gal 10 ar 10-15 midų, kurie nežinojo saldumo savo midaus. Ir mes tada turėjom paragauti ir priskirti kažkokią kategoriją. Ir staiga kažkokia kategorija labai stipriai išsipūtė. Kai įprastai tokio dydžio kategorijos mes keltumėm per pusę, čia nepavyko. Arba staiga kažkokia kategorija, kuri buvo planuota vienai, prijungti prie kitos, galėjom atskirti jas, nes jau buvo pakankamai joje midaus. Nu, žodžiu, čia toks, aš sakiau iškart, kad negerai, kad leidžiam žmonėms nežymėti saldumo. Irgi sakė, kad žmogus turi teisę, mes priskirsim. Nu, tikiuosi pasimokė, pamatė, kad gaunasi gaiduva ir labai sudėtinga dalykai. Tai, bet iš esmės labai patiko, labai tikrai daug gerų buvo midų, fainų midų, pavyko sutvarkyti tai, kad nieks neteisėjautų savo midaus. Ir vienas stalas jau ten jie pliekėsi, niekai nesutarė, nepasidalino finalininkai. Buvo 2 midus. Ir finale ir sako, aš buvau, ateik pažiūrėk, pasakyk dar tu savo nuomonę. Ir sako, jeigu tavo, tai nesakyk. Nu, aš paragavau, būdavo, vienas mano. Tai, sakau, labai geri būdų, labai geri būdų. Padėjau ir nuėjau. Ir nieks, kingiausia, kad nieks nesuprato iš jų, kad vienas iš jų buvo midus mano. Tai turbūt sąžiningai vertina, tai matysim, kaip bus. Nu, aš jau žinau, bet nesakysim. Tai 2 žmonės žino medalius, kas kiek gavo, už ką gavo ir kaip gavo, tai aš ir Virgis.
ateikite į Midus festivalį, sužinosite ir jūs, ir matysite apdovanojimus, matysite, kiek žmonių bus laimingų. Ir šiaip daug sužinosite dalykų, paragausite, daug pabendrausite. Tai buvo labai gerai praėjo, aš labai patenkintas, labai viskas, mano manimu, sąžininga. Ir visada atsiras žmonių, kurie sakys, va, teisėjas teikė midų ir laimėjo, bet žinokit, teisėjai, kvalifikacijos irgi turi ir gamyboje, ne tik tai teisėjauti. Nes praškai visi jie gamina midų, tai normalu, kad teisėjas, kuris negamina absoliučiai midaus, jam yra sunkiau spręsti daug dalykų, todėl kad tu nežinai, kaip kas susideda, kas vyksta, kas darosi. O kai tu esi daręs ir tu žinai, tau labai palengvina tą visą darbą. Ir aš galvoju, kad normalu, bet tikrai teisėjai nežinojo, teisėjai nematė. Buvo 2 midus, kuriuos net ne visi, o daugelis galėjo žinoti, todėl kad labai labai išskirtiniai ir tikrai nesunku atskirti. Tai galit patys spręsti, ar buvo objektyvu ar ne, stengiamės tikrai objektyviai vertinti, nežiūrėdami tai, bet į galvą sunku įlįsti, kad 100% būtų. Tai. Bet tikrai labai sąžiningai bendru atveju gavosi labai gerai ir labai džiaugiuosi. Ir didžiulis kiekis, tai čia prisidėjo visi, labai daug pridėjo, Gintarė ypatingai paragino, bet ne tik tai jinai, čia tikrai visi prisidėjo, visi prikalbino savo draugus pažįstamus, tai esu belekai patenkintas. Retai tai būna. Važiavau, kada čia? Vakar? Atrodo, kad tai seniai. Vakar važiavau į traukiniu, į Visaginą. Važiavau aplankyti Birembor Bravoro. Ir žiauriai kietai tos, neįtikėtinai. Gerai, pradėkime nuo traukinio. Tai traukinys yra pirma klasė, antra klasė, o čia yra 3 klasė. Ir nėra pasirinkimas, tiesiog 3 klasė. Tai jis toks, primena tos 90 metus pagal važiavimą, pagal vaizdą, kai lango paketas yra ir ten šiek tiek vandens prisikaupia kondensato ir jis taip vanduo, kai stabdo į vieną pusę palinksta, kai greitina į kitą pusę palinksta. Labai juokingai. Tai tos prisiminiau dalykus. Bet labai švaru, labai tvarkinga, nieko negali prikišti. Ir šiaip visai faina kelionė, nes iki Visagino ar mašina, ar traukiniu panašus laikas gaunasi. Tai traukinį daug patogiau, gali, ką nori veikti. Į priekį aš nepažiūrėjau, tai traukinėje ryšys labai stipriai mobilus. Tikrai dalį kelio nėra jokio ryšių, nei telefono, nei interneto. Bet atgal radau, kad Wi-Fi'us yra traukinį. Tai pasijungiau ir visai gerai, ten su nedėliais rūkčiumomis, bet visą laiką praškai veikia. Tai labai kažkaip faina kelionė ir jeigu Visaginą važiuoti, tai tik tai traukiniu. Net negalvočiau kitai. Ir aplankiau Bravorą, pamačiau, kaip pasikūrė, kai viskas ten planai didžiuliai, dar jų, ko nepadarė, ką norėtų padaryti, bet faina. Įspūdingai padarytas Bravoras, įspūdingai supirkta, išleista pinigų kosmosas turbūt. Bet, jeigu galėčiau sau leisti, tai tokį variantą tikrai rinkčiausi. Belekai fainai, automatizacija pilna, žmonių reikia mažiau iš karto, vaikščiai, labai fainai tikrai. Ir kažkaip labai, toks, aš žinau, kad ten gerai padaryta, yra daug dalykų gyrėsi, bet kai nuvažiuoji, tu matai, kad tikrai skiriasi nuo crafterių labai stipriai. Labai daug pinigų įdėta, matosi, kad ir gera kokybiška įranga supirkta. Ir šiaip labai gražiai įrengta, ten nebaigta dar viršui degustacinė salė, nebaigta su kabinetais. Taigi tam pabaigs bus iš vis, labai gerai. Tai va, tai aplankiau, pamačiau viską, pačiupinėjau, pamačiau, kaip kas vyksta, kas darosi. Tai kažkaip taip, verta važiuoti. Tai va, jeigu kada įsirengs degustacinės salės, darys ekskursijas, būtinai važiuokite, tikrai labai faina pamatyti. Yra ką ir kaip. Vieni manęs klausė, sako, kaip tu viską spėji? Tai atsakymas paprastas. Nespėju visko. Renkuosi, ką daryti, ką nedaryti. Ir kartais darau mažus dalykus, vien tam, kad aš juos darydamas pailsiu, kartais darau tik tai, ką reikia labai, kartais užtempiu dalykus, ko nemėgstu pats labai užtempt, bet taip nutinka. Ir
Nu, šią savaitę pagalvokit, aš vakar visą dieną važiavau į Visaginą. Šiandien pusę dienos sėdėjau, atsakinėjau, kas atsilieka darbai, visa kitas, labai daug su čempionato midaus yra reikalų. Tada rytoj dirbu bare, už baro tiksliau sakant, ne bare. Ketvirtadienį atvažiuoja grįžta Gertrūda dieną. Tai reiks ją pasiimti, kažką su ją pasižiūrėsim, ką veiksim. Plius reikia šiandien dar alų nuvežti, dabar važiuoju. Į vieną barą rytoj į kitą vešiu. Tada penktadienį aš vėl už barą, bet jau nepilną dieną einu padėti. Nu, tai vis tiek, bet kurią atveju nuo kokių 6 iki 10 pradirbsiu. Tai ir šeštadienį 8 ryto, nu ne 8, prieš 9 reikia būti jau lofte. Įsirenginėti viską. Tai dar iki to reikia nuvažiuoti pirkti daug dalykų, nes uždengimų, visokių plėvelių, ten juostų, lipnių, dar kažko reikia vėl nuvažiuoti viską nupirkti, suruošti ir po to šeštadienį nuo pat ankstyvo ryto viską sudėti, sudėlioti, pajungti ir panašiai. Nu daug viskam. Tai ši savaitė laukia tokie, ne iš lengvųjų. Bet linksma. Aš tikiuosi kažkaip. Tas midus aš kažkaip galvoju, kad greičiau tų žmonės bilietus pirks, bet kažkaip lėtai perka. Tai jų daugėja, greitėja pirkimas, liko nepilna savaitė. Tai to pirkimo čia yra padidėjimas, bet, kad kosmiškai pultų nepuola. Tai pažiūrėsim, kaip čia kas. Kažkaip tikiuosi, kad tos 200 tą mūsų minimumą surinksim bilietų parduotų, o ne tik tai, o ne mažiau, nes aš svajonę turėjau 300, tai jau ko gero vargiai ir pavyks, bet 200 gal tą minimumą mūsų ir pavyks surinkti. Nes į tai atsiremia daug dalykų, bet čempionatas, kadangi viršijo lūkesčius mano, tai gal ir susidėliosis, kad nes buvo mokamas dalyvavimas. Tai kažkiek tai iš ten kompensuos pinigų, bet matysim. Tai teikit, tikrai pasistengiam, tikrai daug dalykų paruošta bus, daug dalykų padaryta bus, turi būti faina. Ir kuo daugiau žmonių bus aplinkų, tuo fainiau bus. Čia daugiau toks dėl emociniai dalykai, nes jeigu salė nepilnutėlė, tai tada neatrodo taip gerai, kaip yra pilna salė. Nors ir tas pats daugiau gali nesiskirti. Labai pranešėjom faina skaityti pranešimus, kai ateina žmonės, tai teikit nuo pat 12. Ir bus pirmasis vidaus čempionatas, festivalis ir konferencija pirmą kartą Lietuvoje.